Lietuvos kurortų lyderis Druskininkai, šiandien klestintis platų paslaugų spektrą siūlantis puikiai sutvarkytas miestas, į kurį pailsėti ir atgauti jėgas atvyksta ne tik lietuviai, bet ir svečiai iš Europos, Azijos, Amerikos. Kasmet kurortą aplanko daugiau nei 500 000 šalies bei užsienio piliečių. Atvykstančiųjų akį traukia išpuoselėti parkai, gėlynai, šiuolaikiška kurorto infrastruktūra. Druskininkuose visada didelis dėmesys buvo skiriamas gydymui ir sveikatai. Čia nuolat ieškoma naujovių. Praėjusių metų sausio mėnesį Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro pastate atidarytas šiuolaikiškas psichikos dienos centras, kuriame įrengtos judesio, šviesos, vaizdo ir garso, meno terapijos patalpos, erdvės grupiniai psichoterapijai ir psichosocialiniai reabilitacijai. Nupirkta centro veiklai reikalinga medicinos įranga ir baldai. Centre pacientai turi galimybę gauti plataus diapazono paslaugas ir pagalbą. Pernai gegužę Druskininkuose pradėti sveikatingumo parko rekonstrukcijos darbai. Druskininkų savivaldybė, gavusi 4 milijonų litų paramą iš ES struktūrinių fondų, pradėjo atnaujinti praeitame šimtmetyje unikaliais gamtiniais ištekliais garsėjusį ir ypatingai populiarų sveikatingumo parką, dar žinoma Karolio Dineikos vardu. Parke rekonstruojamos kaskadinės maudyklės, aerohidroterapijos paviljonas, pirtis, centrinis parko takas ir aikštė, įrengiami gėlynai, biologiškai aktyvių pėdos taškų akupresūros baseinas, tvarkomi ratničėlės vagos krantai ir šlaitai, atliekami vidaus ir lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai. Vėliau bus įrenginėjama ir aktyvaus laisvalaikio poilsio gamtoje erdvė. Savivaldybėje daug dėmesio skiriama ir kaimiškųjų vietovių žmonių geroviai. Gegužės mėnesį Viečiūnuose atidarytas naujas bendruomenės centras, kuriame po vienu stogu įsikūrė seniūnijos administracija, Viečiūnų kaimo bendruomenė Versmė ir Druskininkų kultūros centro padalinys Viečiūnų laisvalaikio salė. Pastate įrengtas erdvus holas parodų organizavimui, 200 vietų renginių salė, amatų dirbtuvės edukacinėms programoms, atlikėjų persirengimo ir grimo kambariai, drabužinė ūkinės paskirties patalpos. Taip pat įrengti seniūnijos ir bendruomenės atstovų darbo kabinetai virtuvėlė. Tvarkoma ir naujojo bendruomenės centro aplinka. Rekonstruojami ir tiesiami nauji pėsčiųjų takai, įrengiami suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir vaikų žaidimo aikštelės. Druskininkai jau nustebinę Lietuvą ir kaimynus vandens parkų, aukščiausio lygio spa ir gydyklomis, analogų neturinčią sniego trasą pradėjo įgyvendinti kitą originalų projektą – kalnų keltuvo sujungsiančio 2 stambiausius kurorto objektų statybą. Įgyvendinant šį projektą planuojama įrengti 2 keltuvo stoteles. Vieną šalia Druskininkų vandens pramogų parko, kitą slidinėjimo arenoje. Abiejose stotelėse planuojama įrengti po 2 kabinas, kuriuose tilps po 10 keleivių. Skaičiuojama, kad persikelti keltuvu iš vienos stotelės į kitą užtruks apie 4 minutės, o per valandą keltuvas galės perkelti iki 240 keleivių. Kėlimosi metu kabina iškils į maždaug 40 metrų aukštį, taigi kelionės metu bus galima grožėtis vingiuojančių Nemunų, parkuose skendinčio kurorto vaizdais bei nuostabiomis kurorto apylinkėmis. Miesto jaunimui jau nebereikia ieškoti, kur aktyviai ir įdomiai praleisti laisvalaikį. Liepos pabaigoje mieste atidarytas šiuolaikiškas jaunimo užimtumo centras. Druskininkų jaunimui tokio centro gali pavydėti net bendraamžiai iš Vilniaus ir Kauno. Pirmame aukšte įkurta renginių salė, kurioje vyksta koncertai ir diskotekos, taip pat rodomi teatro spektakliai, kino filmai. Vien tik garso ir vaizdo įrangai skirtas 1 milijonas litų. Įkurta ir choreografijos salė, o centre veikianti konferencijų salė yra pritaikyta mokymams bei seminarams. Centras įrengtas buvusios katilinės patalpose. Katilinės statinio rekonstrukcija ir pritaikymas jaunimo veiklai užtruko beveik 3 metus. Į projektą buvo investuota daugiau nei 6 milijonai litų. Didžioji dalis lėšų buvo gauta iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Lietuvos-Lenkijos per sieną bendradarbiavimo programą Veiklūs kaimynai. Rugpjūčio mėnesį Apple App Store bei Google Play Store aplikacijų parduotuvėse pasirodė nauja unikali programėlė Smart Druskininkai, skirta kurorto svečiams. Naudodamiesi programėlę, atostogautojai gali ne tik rasti lankytinus Druskininkų objektus ir matyti visus vykstančius renginius, bet ir nusipirkti nuolaidų paketus, kuriais pasinaudoję gali mėgautis mieste siūlomomis pramogomis pigiau. Smart Druskininkai yra miesto verslininkų, savivaldybės ir įmonės Upcamp bendradarbiavimo vaisius. Šiuo metu Druskininkai yra pirmasis miestas centrinėje ir rytų Europoje, kuris išmaniai apjungia miesto gidą, vykstančius renginius ir miesto nuolaidų kortelę į vieną vietą.
Rugsėjo 27 dieną atidarytas vienas gražiausių turistinių objektų – renovuota Vila Linksma, kurioje yra įsikūręs Druskininkų miesto muziejus. Įgyvendinus daugiau kaip 3 milijonus litų kainavusį projektą, sutvarkytas valstybės saugomo kultūros paveldo objekto interjeras ir muziejaus terasa, nuo kurios atsiveria vaizdas į Druskonio ežero pakrantę. Šimtmetį perkopusi Vila Linksma atgavo pirmykštę spalvą, dalį išorės ir interjero elementų, kurie buvo sunaikinti 1977 atlikto ir ankstesnių remontų metu. Pasirūpinta ir aplinka. Link Druskonio ežero pakrantės pastatyti laiptai su baliustradomis, įrengtas apšvietimas. Ekspozicijų salėse akį traukia autentiški baldai, sekreterai, komodos, čia galima pamatyti ir Druskininkuose gyvenusio meistro pagamintą pietų stalą. Atlikus objekto atnaujinimo darbus atsirado vietos saugykloms, įrengtos rūsio patalpos, kuriuose ateityje planuojama organizuoti edukacinės programas ir rengti ekspoziciją. Druskininkuose veikiantis muziejus yra pirmasis šalyje miesto muziejus. Druskininkiečiams atsirado daugiau galimybių siekti aukštojo mokslo savo mieste. Alytaus kolegija Druskininkų švietimo centro patalpose atidarė savo studijų filialą, o Lietuvos sporto universiteto sporto edukologijos fakultetas čia pradėjo vykdyti išlyginamąsias turizmo ir sporto vadybos studijas, verslo ir vadybos magistro laipsniui įgyti. Beveik 30 druskininkiečių Alytaus kolegija pasiūlė mokslus ištęstinių studijų programoje, kuri, pasak studijuojančiųjų, labai patogi dirbančiam ar šeimą sukūrusiam žmogui. Lietuvos sporto universitetas Druskininkų savo partnerių pasirinko todėl, kad šiame mieste yra jaučiamas sporto, turizmo bei kineziterapijos specialistų poreikis ir sudarytos puikios įsidarbinimo galimybės. Druskininkai tapo dar vienu Lietuvos miestu, kuriame šiluma gaminama naudojant vietinį biokurą. Lapkritį oficialiai atidaryta biomasės katilinė. Apie biokuro katilo įrengimą prabilta dar 2007-aisiais, kai tik keletą kartų pakilo gamtinių dujų kainos. Tačiau tam, kad biokuro katilas atneštų norimą naudą, buvo būtinas papildomas finansavimas. Druskininkų savivaldybė dėjo visas pastangas, kad biokuro katilo įrengimui būtų skirta ES struktūrinių fondų parama. Ir kai tik buvo užtikrintas finansavimas, nedelsiant buvo pradėti darbai. Biokuro katilo įrengimas kainavo apie 12 milijonų litų, pusė reikalingos sumos ES struktūrinių fondų parama. Pasak Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko, jeigu investicijas į Druskininkų biokuro katilo statybas šilumos tiekimo įmonė būtų atlikusi vien tik savo ar skolintomis lėšomis, efektas būtų buvęs abejotinas. Šiluma gyventojams tikrai nebūtų atpigusi, nes investicijų sąnaudos būtų įtrauktos į šilumos kainą. Planuojama, kad iš biokuro bus pagaminama apie 50% šilumos energijos, o šilumos kaina vartotojams nuo vasario mėnesio sumažės daugiau kaip 5 centais už kilovatvalandę. Šių metų pradžioje Lietuvos verslo paramos agentūra skiria finansavimą dar vienam biokuro katilui įrengti. Planuojama, kad per artimiausius metus Druskininkų katilinėje bus įrengtas dar vienas 10 MW galios biokuro katilas. Tokiu būdu iš biokuro būtų pagaminama apie 85% šilumos energijos, o šilumos kaina mažėtų dar apie 10%. Pasak savaitraščio Veidas vyriausiojo redaktoriaus Gintaro Serafino, paviešėjus Druskininkuose ilgesnį laiką, kyla mintis paraginti merą ir savivaldybės tarybą organizuoti kursus kitų miestų vadovams, kaip tvarkyti savo regione ir organizuoti darbus. Druskininkuose šiandien veikia 8 fontanai, dauguma kelių, gatvių bei dviračių takų naujai iškloti asfaltu ir išgrįsti naujomis trinkelėmis. Jei nuvyksite prie Druskininkų mokyklų, pamanysite, kad atsidūrėte Šveicarijoje. Stadionai, aikštelės, įranga, treniruokliai aukščiausio lygio, o vaikų net per atostogas ten nemažai. Stotelėse kabo švieslentės informuojančios, kada atvažiuos nauji ir švarūs autobusai. Taigi gyvenimo kokybė skirtinguose regionuose labai priklauso nuo jų valdžios. O Druskininkų vadovai tenori vieno, kad druskininkiečiai ir miesto svečiai jaustų aukštą gyvenimo kokybę. Ir jie tai jaučia.